Nu ką, labą chebrytę. Na, šiais metais oras tai OMG. Užgaudyti tą gerą orą tai reikia dar pasistengti, chebrytę. Tai va, dabar turim langelį tokį, 4 valandas gal, be lietaus, kaip ir. Tai va, prasivažiuosim su draugeliu. Dar nežinom, kur varysim, susitinkam Hanerį, aptarsim. Bet gal norėčiau visai į kokį Birštoną nulėkti. Atsimenu, važiavom į Aukštadvarį ten, tai visai neblogi keliukai ten yra. Tai va, gal ir neblogai būtų prasilėkti. Kavytės į Birštoną. Bet liet kapsnoja kažkiek. Nu, bet pagal orus turėtų būti gerai. Turėtų būti gerai. Nu, kapsnoja pabiškė. Tikėkimės, kad praeis. To jau birželio vidurys. Ir ką? Ir nėra dar vasaros. Tik biškį duoda porą dienų. Ir viskas. Kapsnoja. Na, svarbu, kad asfaltas šlapės nebūtų, blemba. Nes tada kol išdžius, ne kažką. Ui. O, važiuojam. Buvomgi renginį Biker Nights. Pas mane jau 2 metai iš eilės nepavyksta nufilmuoti renginio. Žodžiu, viską turėjau, viską pasėmiau, važiuoju, ten kažką filmuoju, pasakoju. Bet toks žiūriu į veidrodėlį visada patikrint, ar tikrai filmuoju. Na ir visada taip gerai matosi, kad ekranas šviečia. O vat, paskutinį kartą važiuojam ir toks neaišku, filmuoja, nefilmuoja. Bet pagal pojūtį spaudinėjau, tai pafilmuoju, viskas ok. Atvarom susitikti Kauną jau su draugeliu, kuris turėjo prie mūsų prisijungti. Galvoju, jungsiu GoPro, pasižiūrėsiu, ką ten pavyko prifilmuoti pakeliui. Įjungiu GoPro, mikro SD nėra, aš galvoju, nu jo, geras. Tai va, žodžiu, nepavyko nufilmuoti, nu bet nieko. Protestavau va paskutinį kartą, kai važiavom į Kauną tą pasikalbėjimo įrangą savo, kaip ir viskas veikia, viskas good. Nu, tik aš pripratęs su AirPods'ais važinėti ir man tyliau komfortiškiau važiuojas. Tai vat noriu kažkaip suderinti, kad veiktų ir AirPods'ai, ir GoPro. Tai va, reikia pasižiūrėti, kaip tai įgyvendint. Labdiena, ponas. Device connected. Pažiūrim. Nu ir... Connected. Nu, pakalbėk kažką. Jo. Bet per ausinės vis dėlto eina vis tiek. Nu, tai kaip ir kalbėjau. Varom vis dėlto į Birštoną, kaip ir norėjau. Edgaras sako, jįbanusi koks kamštis. Jo, na bet su emocais nieko tokio. Tai va, žodžiu, varom į Trakus iš karto. Tada pabūsim galbūt trumpam ten, pasižiūrėsim, ar draugelis prie mūsų galės prisijungs, spės ar nespės. Jeigu nespės, tai važiuosim į Birštoną. Kaip ir sakiau, pro Aukštadvarį, ten nice keliukai. Va, nice. Praleisi. Žodžiu, nepavyksta tai padaryti, kad būtų ir interkomas prijungtas prie telefono ir AirPods'ai. O be AirPods'ų kažkur toliau važiuot, blėt, taip nemaloniai važiuojasi.
Šmetimą tą girdi, vėją girdi. Tai žodžiu, nusprendžiau tiesiog susijungti su juo, kad girdėti jį, jeigu kažkas svarbaus, jeigu ne, tai va, muzika groja ir nice. Dieve, kas čia darosi? Nu, ko negrojam? Kažkas atsijungia, kažkas prisijungia, nu. Negroja. Op, 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 op. Greitai, mes čia greitai, porą minučių ir visas kamštukas, ten. Edgaras iš galo važiuoja kartu. Nu viskas, lygtais atrodo jau nelys šiandien. Pašviesėjo šiek tiek, o kiek žiūrėjau pagal prognozę, tai jau jeigu lys, tai dabar, jeigu ne dabar, tai jau viskas. Po to bus giedra vakare, šis bus ledas. Ir šilta iki pat 9 turbūt valandų bus apie 20 laipsnių, jo. Tai labai nice, labai nice. Čia turbūt nusuksim į dešinę, bus greičiau. Blemba, šiaip gal būtų prikolas į Trakus važiuot pro Kauną, nu ne pro Kauną, pro magistralę, tada pasukt tenais keliukai, nes jeigu čia važiuot kaip visada, tai ten nu, nieko įdomaus, plius dar vidutinio greičio matoklis, tai ne kažką. Dar porą kilometrų kamštukų, atsargiai, buvau už vairo. Nu va, visai nais važiuojasi. Duoda chebra pravažiuot, o vienas čiudzikas, kazachas kažkoks, jo papa. Nu, Edgaras gerai laikosi, ant šiknos man sėdė. Tai jo jaučiu, varau aš pro Kauną ir bus good. Svarbu neprašikt posūkio. Reikia jaučiu navigaciją jungti į Trakus. Blemba, čia dabar pavojinga. Kažką telefonę maigat. Kiek čia motociklistų šiandien važiuoja? Visi per viduriuką. Nu ko stabdom, jo papa, blėt. Klevas, paliubomu, kad klevas. Blemba, gal važiuot dešiniau, o važiuot jūs jau taip lėtai važiuoja čia. Nu nahui jūs. Blemba, hebrytė nelabai iš priekio atrodo čia. Tokie debesėliai ateina, kad ajajai. Ką čia daryt, ką čia daryt? Jo.
Sustojau savo ausinės prijungti, kažkodėl negrojo ausinės, atsijungė AirPodsai. Va, sustojau, prijungiau, Mapsus įjungiau ir varom į Trakus. Blemba, oras tai pasaka, eina savo, 24, šilta, ledas, tiesiog ledas. Ir vėjo čia stipraus nėra, nes važiavom tada praeitą savaitgalį į Biker Nights, tai eina savo kaip putė, kai važiavom ten. Ja. Edgaras sako, mums čia nereikia nusukti dešinę. Tai va, žodžiu, važiavom žiauriai putė, kai važiavom į tą pusę. Tai ten važiuoja 120, jaučiasi kaip 105 kokiu, tai net kaklas jautėsi. Atgal važiavom gal kokią 10-11 vakare, tai ledas. Galbūt ir su vėjų net šiek tiek buvo. Tai važiavom 105, vėjo beveik nesijautė, labai komfortiškai važiavom, ledas. Renginys šiaip pasaka, kaip visada, viskas good, viskas patiko. Nu tai kad šiais metais oras tai BBB, žiauriai šalta, tai net negalvojau imtam palapinės ir panašiai. Tai be nakvynės pabuvom ten iki 10, man atrodo, ir namo. Tai tikimės, kad sekančiais metais jau bus šilta, bus gerai, pasiimsim visi su palapinėm ir nuvarysim. Nes ten realiai ir 3 dienom galima varyti, yra ten ką veikti. Ir pasimaudyt, ir pasidegint, ir eventai visokie. Nu, nice, tikrai. Matosi, kad Hebra investuoja renginį šiai nemažai, nes veiklos tai belekas. Bemsas Varksas važiuoja, nieks nepraleidžia jį. Jau va, koja ant gazo, tai laukia, kada čia galima paspausti. Nu blemba, man atrodo, ten vis dėlto šiek tiek gal ir lyja. Nu bet nieko, spėsim iki Trakų daskrist, vėliau jeigu ką, palauksim, kol baigsis lietus. Ai, Edgaras nepraslydo, nespėjo. Oi, pasivys. Pasakojau, kai kažkaip praeitam vlogė, man rodos, dėl Aukštadvario, kad norim varyti šiais metais vėl pasipraktikuoti. Tai kol kas net nepirkom bilietų, nes visą mėnesį rodo, kad lyja, tai blemba, gal net ir orų nebus. Tai žodžiu, nesąmonė, kas čia darosi šiais metais. Vasaros nematyt. Nu ką, važiuojam? Čia lygtais geras pasakiukas. Jo. Nice. Na ir viskas. Rankose. Nu ką, gražiai imsim pasakiuką. O į dešinę aš taip nemoku. O, mano mėgstamiausias žiedas. Geriausias. Op. Nu ką, ir debesų nesimato. Dingo kažkur. Ai, nu ten po dešinę. Kauno pusėje lygtais kažkas yra. Bet turėtų praeit pagal viską. Nu va, pačilinom šiek tiek, žodžiu, nusprendėm varyt mes į Aukštadvarį iš karto. Pažiūrėsim kaip orai.
Nes kiek aš pamenu, ten nelabai geras keliukas bus nuo Aukštadvario iki Birštono, tai nežinau, ar verta važiuoti net. O iki Aukštadvario ledas labai geras keliukas, tai tikrai apsimoka pasivažiuoti. Nes kiek pamenu, nuo Aukštadvario tiesiai, non-stop, tiesiai, tokiais siaurais keliukais, bet be posūkių, plius minus tiesiai. Tai turbūt neverta. Aukštadvarį gal kokias kavytis išgersim, tikiuosi rasim, kur turėtų būti. Nu, aš tikiuosi, čia vidutinio greičio matuoklių nebus. Labai tikiuosi, kad nebus. Blemba, negaliu suprasti, kur čia Edgaras važiuoja. Nu, čia lygtais Edgaras, kažkoks bafūras prisijungė prie mūsų. Jau 3 važiuojam. Iki Birštono 100 kilo. Nėra taip ir toli. O, lietus šiek tiek kapsnoja. Nu, bet nelysgi jau. Nu, va, pirmie posūkiai, blėt, ir vidutinio greičio matuoklis. Oh my god, lol, 7 kilo, blėt. 8 kilai, eina sau. Posūkiai? Jo, turėtų būt. Ir tada galima bus grįžti. Taip pat tokį ratuką padaryti ir grįžti, nes vidutinis bus mums į nugarą. Taip, palauk, kokia čia pusė? Kur čia trakai? Elektrienai čia, jo? Ai, tai čia toks ratukas gaunasi. O tipo va taip grįžtama, ne? Jo, bet tipo... Aukštadvarį. Va taip. Ir va taip. Nu ką žinau, gal ir bandom? Tvarkoj. Žodžiu, tai dabar važiavom. Čia non-stop, vidutinio greičio matuokliai. Tai nahui, nusukom. Kairė kažkur va. Jo. Jo, galim skrist. Wow, koks posūkis, nu nieko savo. Nu ir va, ir orai pasitaisė. Blet, katinas, eik tu nahui. All good, aš tiesiog rėkiu, kad katinas stovėjo, jeigu tu matei ant kelio, čia pizda. Wow, nu nice. Matau. Wow. Blemba, biški chujovai, kad žinai, pirmą kartą važiuoja, tai per stipriai čia nepagazuosi, sargiai. Aha. Aš kada čia praeitą savaitgalį su tėvais. ABS neduoda stabdyti. Prasukom ratuką. Jo, šiaip zaibys. Pradžia buvo zaibys. Gerai. Reikia ieškoti sprendimo, galbūt rasim kažkokį dar vieną nusukimą į kitą pusę. Ar kur mes čia esam. Stengiuos. Bet blemba, kai ABS-as neduoda stabdyti, aš šokę. Lygstais dar tas ratas neslysta, bet vis tiek. Spaudi, vis tiek, važiuoja savo. Nu jo. Nu bet vis tiek, žinai, ant tokio, kai stabdai, tai plius minus dar jauti, kiek tu gali. O čia pas mane iš vis tokio staigaus stabdymo beveik nebuvo. Aš spaudžiu, žiūriu, ai, prisiminiau, čia ABS-as. Smėliukas blogai. Ir čia smėliukas atsargiai. Oi, labai daug smėliuko. Nepaguldysi čia.
Žiauriai. O jo, va, Kauno pusė biškai nelabai gerai atrodo. Kur tas katinas buvo, blėt, tuoj šoks. Ir čia smėliukas. Ai, ten žvirkelis, nu aišku, žodžiu. Tai kas lieka, pala, kas lieka? Į Aukštadvarę, ne? Nu, smagu, smagu. O, bliat. Nufotkino? Kodėl? Ai, taip užfiksavo? Tai dabar šiaip galim spausti, jau viskas, turbūt laiko daug praėjo. 102. Alright. Čia šiaip jau yra Aukštadvaris, man atrodo, netoliese. 10 km gal kokių maks liko, man atrodo. Vidutinio greičio motoklis, kai į miestą įvažiavom, apai. Apie viską pagalvota. Tai klausyk, gal šitas kartodromas atidarytas? Porą ratukų. Aš tik neatsimenu, kaip čia iki jo davažiuot, bet kažkur čia į dešinę reikia pasukti. Liktais vienas posūkis ir viskas. Tu atsimeni posūkį ar neatsimeni irgi? A, jop, tvoj mait. Aišku. Nu, aš supratau. Aš tai buvom praeitais metais su Valdemaro. Tai plius minus kažką atsimenu, bet nu tuoj gal pamatysiu, atpažinsiu posūkį. Pala, ne čia? Man atrodo čia. Bandom čia. Blet, labai panašu. Nu, man atrodo čia. Jo, jau atvažiavau. Oi, tai iš čia bizi. Važinėčių. Kažkas vyksta, man atrodo. Jo, gal kokią treniruotę. Tai nepaeis, žodžiu. Bet ten tik britvas, kiek pastebėjau. Žiūrovas. Arba fanatas. Tai ką, jo, čiūju. Kavytės kokios gal, kur nors. Nes į Birštoną tai abejoju, kad verta važiuoti, nes ten tiesiai bus, tik pamenu. O ten prie kavinės nebuvo kur? Ai, čia? Čiūju. Nu, hebryte, ką aš galiu pasakyti, neblogas čia spotas. Pasėdėt, pačilint. Nice. Šeimininkė labai gera. Maloni. Super. Edgaras, reikia į Maksimą žvažiuoti. Alaus pasimti. Viskas, hebryte, alaus turim. Penktadienis bus sėkmingas. Tai dabar važiuojam tą pačiu keliu atgal į Trakus ir tada nuo Trakų jau
pagrindinių iš karto į Vilnių, kadangi visi, kaip ir vidutinio greičio matuokliai, bus į priekį, kas mums nėra pavojinga. Tai toks planas, žodžiu. Wow. Draugelis su Veizu važiuoja, tai turėtų matyti, kada čia vidutinio greičio matuoklio zona pasibaigs. Ką, įsibėgėsim, pažiūrėsim, kad triumfas gali. Gal nuo antro bėgio? Ai, ten posūkis. Tuoj posūkį pravažiuosim, pabandysim. Bet kiek pastebėjau, 200 viskas, po to jau vos pabiškai važiuoja. Važiavom tada į Biker Nights, į renginį, kur pasakoju, tai atgal kai važiavom 2:30 padariau, bet ten jau pabiškai keliasi. Bet po to į Google užėjau, pažiūrėjau top speedą šio triumfo 2 tai realiai top speedą beveik ir padariau. Nu gerai, bandom. Nu gal matėt kažką, nežinau, koks ten vaizdas jums buvo. Nu bet visai neblogai gal visai neblogai. Nu va, gal neblogas posūkis. Eik tu sau, koks psichas, be numerių ir jam. Mane nuo 8 pats torkas. Važiuoju. Tai ką hibridai, kaip suprantu, triumfas geriau važiuoja 21 metų negu MT9 24 metų. Nice. Blemba šiandien oras taip pasukia. 100 ten važiuoja, vėjo nesijaučia beveik. Nice, labai nice. Labai hibridai bus mano mėgstamiausias posūkis. Max greitis, kurį pasėmiau ant to posūkio, turbūt 130. Tuoj pamėginsim. Nežinau, ar bus daugiau, bet reikia paimti. Žiauriai jis man patinka. O, dar mokinys važiuoja.
temą. Kol kas man dar baisoka daugiau negu 130. Baisoka biški, baisoka. Reikia kažkada, kad kažkas iš galo važiuotų. Tada bus aišku, koks kampas. Aišku, tas kampas tikrai nėra didelis, bet vis tiek, kad būtų supratimas, kad nebus tai baisu. Gerai, tai Chebra, manau, šiandienai tiek, ką mes čia užsuksime į degalinę, pakalbėsim trumpam ir varysim irgi namo jau. Tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo, subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki, Chebra.